kaip Pupulė kovoja su savo baimėmis. Klozete tykančių krokodilų. Putų vonios pabaisa. Braškių kisieliumi, kuris gali nukasti liežuvį. Ir dulkių kuokštukais, grasinančiais užgrobti kambarį. Na, bet viską nuo pradžių. Pupulė užsimano sisiuko. Oi, šliapt, 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 šliapt. Oi, kaip aš noriu sisiuko. Oi, šliapt, 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 šliapt. Timpčioja mama už skverno. Mama, aš noriu sisiuko. Dukrelė, tu jau didelė mergaitė, gali ir viena nueiti. Aš jau didelė mergaitė. Na gerai, nueisiu tada viena. Nueisiu viena pati į tualetą. Pupulė kišteli nosį į tualetą. Vamzdžiai taip keistai gurguliuoja. Pupulė yra girdėjusi, kad klozete gali slėptis krokodilas. Aš esu girdėjusi, kad klozete gali slėptis krokodilas. Reikia būti labai atsargiai ir prieiti pakeliukais, kad nepažadinčiau ten gyvenančio žvėries. Pupulė sėlina klozetų link. Vienas, du, trys, kaip ten toliau bus, 5, 2, Pupulė sėdasi ant klozeto. Pupulė išsigąsta. O kas, jeigu įkasiu už pakaliuką? Bet aš juk noriu sisiuko. Pupulė yra ryžtinga ir jį bandys dar kartą. Aš esu ryžtinga mergaitė ir aš bandysiu dar kartą. 1, 2, 3, 4, 5. Pupulė išdrįso. Išdrįsau. Krokodilas, žiūrėk. Nesąmonė. Patikėk, tėti. Tėti, krokodilas. Nesąmonė. Na, tėti. Tėti. Ką? Na, krokodilasgi. Kur? Žiūrėk, ten. Pupulė buvo labai maža, bet ji turėjo labai lakią vaizduotę. Ji įsivaizdavo, kad klozetuose gyvena krokodilai. Tačiau taip juk nebūna. Būna. Nebūna. Būna. Nebūna. Būna. Nebūna. Būna. Pupulė. Mama paguldė ir šiltai apglostė Pupulę. Ateina tėtis paskaityti pasakos prieš miegą. O, dukrelė. Tėtis atėjo. Ar nori, kad prieš miegą pasekčiau pasaką? Ką, dukrelė? Nenoriu. Ne? Nenoriu. Kaip tai ne? Aš jau didelė mergaitė, tėti. Ir nebijau. A, O kam tą pasaką prieš miegą, sakyk? aš tiesiog maniau, kad gal... Gesink šviesą. Uždaryk duris, o aš jau miegosiu. Tikrai miegosi? Bet tikrai miegosiu, atsiguliau. Aha, gal apklosti? Ne, nereikia. Ačiū. Tai gal pabučiuot? Tėti, A, na gerai. Tai gal duris palikti atidarytas? nereikia. Aš nebijau. Prieš išeidamas tėtis užgesina šviesą. Dabar Pupulės kambaryje tamsu
ir tylu. Oi, kaip tamsu. Ir kaip tylu. Oi, ar tik kas nesujudėjo tam kampe? Prie lovo tikrai kažkas sudėjavo. Ar sušniurkščiojo? O gal? Susičiaudėjo. Gal ten tie dulkių kuokštukai, kuriuos kiekvieną penktadienį medžioja mama. Tie, kur užkariauja visą namą. Visą namą. Aš dulkių kuokštukas, aš dulkių siurbliukas, užkariauju visą namą. Mes dulkių kuokštukai, mes dulkių siurbliukai, užkariauju visą namą. Mes dulkių kuokštukai, mes dulkių siurbliukai, užkariauju visą namą. Oi, kuokštukai kokie! Papulė, palam. Baisu. Aš pabaisa. Žulapis esu. Oi! Užkariausiu visą kambarį. Mano kambarį. Ir išgąsdinsiu Pupulę tą mažytę Pupulę. Ne, babaisio, ne, aš tavęs nebijau. Man tik tai nepatinka, kad į mane spokso šitie tavo šešėliai. Bet jeigu aš būsiu labai mažutė, galbūt jis manęs nepastebės. Taigi Pupulė stengiasi atrodyti kuo mažesnė. Kuo mažesnė mergytė, Pupulytė, aš nematoma mergytė ir manęs nepastebės. Tu! Kas tu esi? Atsakyk man. Oi! O gal galėtum manęs bijoti, ką? Tavęs? Aha. Oi, baisu? Ne, nebaisu. Oi, baisu? Ne, nebaisu. Oi, o dabar? Ir dabar nebaisu. Tai, atsiprašau. Oi. O dabar Baisus. visi pagazdinkim. Aš daugiau jau nebegaliu. Tai jau buvo paskutinis lašas. Staiga Pupulė ant galvos tykšteli didžiulis vandens lašas. Oi, tai jau paskutinis lašas. Surinka Pupulė ir bėga slėptis po grybu. Ir aš